Man tai kokių naujų kozirių prancūzai atkrintamosiose išsitraukė, jeigu lyginsime tuo, kaip žaidė 10 dienų prieš tai, ketvirtfinalį, pusfinalį, kaip jie pasirodė? Manau, kad jie žaisdami su mumis taip atrodė, aišku, mes sužaidėm vienas iš geriausių čempionato varžybų, bet iš jų pusės, man atrodo, trūko agresyvumo ir kadangi tai bus finalas, tai bus visai tokios varžybos ir mes turime būti pasiruošę jo agresyvesnė gynyba ir manau, kad daugiau sunkiau. Tuo ir skiriasi, kad tai pridėjo energijos. Kiek tiesos tame, kad psichologiškai yra sunku žaisti su komanda, kurie jau esi įveikęs čempionate? Tai nežinau, tai jeigu visai pradėsim psichologiškai spausti, tai mažiau apie tai galvoti reikia, galvojame atskiros varžybos, atskira istorija, ar čia laimėjom prieš juos ar pralaimėjom, tai neturim nei mes pliusų, nei minusų. Kiek mes pagerėjo mūsų žaidimas nuo tų prancūzų? Ten prasidėjo tas gerėjimas. Taip, tai prasidėjo mūsų žaidimo tas gerėjimas, bet vėlgi, sunku pasakyti vienas varžybos, dabar mes neblogą linkmę judam ir pavyko ketvirtfinalis ir pusfinalis ir reikia manyti, kad tas finalas bus žaidimo kokybė dar geresnės negu sužaidėm paskutinės dviejas varžybos. Man tai komanda sunkiai klijavus. Ir jinai jau susiklijavo, tai dar procesas ir galbūt susiklijuos kaip ir net Ispanijoje. Nežinau, mes jau vežėm ir iki čia, tai manau, kad nesamas labai atskiri vienetai, nėra čia laiko kažkam klijuotis jau, taip kad ką turim, ką turim. Visai neblogai pavyksta ir dabar ir vyksta neblogas nusiteikimas ir vienas kitam padedam ir suolas gyvas, niekas nėra nepatenkintas, treneriai nusprendžia, kas turi žaisti tose varžybose, kaip gerai sekasi į žaisti. Čia jau 2 mėnesius, daugiau dar 2 mėnesius mes jau čia kartu, tai jie nepasikliuosi daugiau. Man tai prancūzai dar prieš pusfinalį savo sakė, kad čempionų taps ta komanda, kuri nugalės Prancūzijos ir Ispanijos rinkimų susitikime. Tokios kalbos kažkaip papildomai motyvuoja ir užtenka tos motyvacijos. Tikrai labiausiai užtenka tokios varžybos, kur karjerai gali nepastaiti tokios galimybės, tai jie galvoja viskas tvarkoja, jeigu jie laikas savo favoritais, mes eisim klausimus aikštelį, žiūrėsim po varžybos. Kokios rungtynės pačiam asmeniškai buvo sunkiausios žvelgiant nuo pradžios iki finalo? Nežinau, turbūt visi man buvo sunkiausios tie mačai grupės varžybose, tikrai viskas yra sunkiai. Galbūt sunkiausias mačas yra tas su Bosniais, kai vėlgi labai yra visi patenkinti ir mes esame finale, bet praktiškai mes jau buvom vos nesusikrovę lagaminus ir labai buvo nedaug trūko iki to, kad mes pavažiuotume namos, nuvystomis galvomis ir atdirbti purvais, o dabar viskas čia per keli metimai lemia taip, kad mes dasigavom iki šito finalo. Turbūt tos Bosnijos varžybos ir buvo sunkiausios. Kuo šita komanda stipresnė, pavyzdžiui, iš pernykštę? Nežinau, viena komanda turi vienus pliusus, dabar mūsų priekinė linija žmonės praleidę sezonų už Amerikoje ir patobulėjo, taip kad priekinė linija dasidėjo, šiandien tada atsirado broliai, kurie yra mobilūs dideli, taip kad pasikeitė komanda, bet sakau, čia negali sakyti, ar stipresnė, ar geresnė, nes vienas kitas nepataikęs metimuose galėjo viską pakeisti, jos mes pataikėm, dabar viskas gerai atrodo. Mes kaip esam geri tik tada, kai mes dirbame aikštelėje, o nesam geri tada, kaip jie išeina. Tai